Sveiki, su jumis Žiburio žinios. Kaip ir visada, pirmiausiai pradėsime nuo švenčių. Susirinkusius į gimnazijos padėkos dienos šventę. Pilietis mokytojas? Taip. Kodėl jūsų klasėje kabo ne tautų vado portretas, o kažkoks tai arklys? Čia Lietuvos valstybės herbas. Neegzistuojančios valstybės, neegzistuojantis herbas. Valstybė yra viena. LTSR, pilietis mokytojas. Reikia su jumis pasikalbėti kitur. Taip. Jūs irgi po pamokos pakvietė pasikalbėti? Taip, pakvietė. Taigi dabar pakalbinsiu aktorius, kurie ką tik vaidino spektaklyje skirtame padėkos dienai. Mindaugai, kokie tavo įspūdžiai ką tik nulipus nuo scenos suvaidinus šiame jaudinančiame spektaklyje skirtame padėkos dienai? Įspūdžiai tai puikūs, nes jau buvo matyti iš auditorijos, kad mūsų pastatytas vaidinimas jiems labai patiko ir tai kelia didelį džiaugsmą. Ar yra kažkoks skirtumas pirmą kartą rodant žiūrovams ir antrą kartą? Skirtumas tas, kad pirmą kartą buvo daugiau baimės, antrą kartą drąsiau. Papasakok apie savo vaidmenį. Na tai tiesiog yra toks žiaurus žmogus, tardytojas, sovietinis pareigūnas tiesiog, kuriam tiesiog reikėjo kažkaip prispausti tą mokytoją, kuris iš tikrųjų darė didžius darbus. O dabar pasižiūrėkime, ką žiburiečiai žino apie gegužę ir kramtes. Iš ko kilęs gegužės mėnesio pavadinimas? Nuo gegutės. O kodėl būtent nuo gegutės? Šiaip tai labai gražus paukštis. Bendra šaknis žodžių? Tai čia ir šaknis, ir paukštis labai gražus. Iš gegužinių. Kas yra gegužė? Paukštis. Koks tai paukštis? Toks su sparnais. Netikėta. Iš gegužės? Kas čia yra gegužė? Mėnuo. Koks? Pavasario mėnuo. Mano gimtadienis gegužės mėnesį. Šaunuolį, sveikinu su gimtadienio atėjančiu. O gal kuo su gegužraibėm? Kas yra gegužraibės? O kas yra gegužraibės? Nu, tokie augalai? O kokie čia augalai? Papasakokit, kur jie auga. Pievose, drėgnuose. O kaip jie atrodo? Žydi labai gražiais žiedais, panašiais į kupolį. Kokia spalva? Margos, margi žiedai, geltonai mėlyni. Aš nežinau, jinai gal gegužė. O kodėl tada gegužė? Nu, kaip kalbininkai atsikėlė iš ryto sugalvoja, vieni sako gegužė, kiti gegužė. Pavadinimas kodėl toks? Nesugrįžta gegužės. Kas yra gegužės? Nu, gegužės yra tokie paukštukai kilę iš pavadinimo gegutė. Gegutės pradeda kalt. Todėl gegužė. Supratau. O kaip manote, į kurią šalį negalima įsivežti gumos kramtomosios? Nu, tik kažkur girdėjau, nu. Ar ne Sirija kokia? Kodėl būtent ten? Nežinau, ten kažkur tam kampe. Kambodža. Kodėl? Nes vaikai tada atims iš karto. Nespės net įsitraukti jau. Įsitraukia pys, čia kai skeriai. Rusija. Kodėl? Nes negalim. Jie kaip tai nekramto? Jie nekramto gumos? Ta prasme, jie norėtų kramtyti, bet jiem neleidžia. Lenkija. Kodėl? Nežinau. Nu kodėl Lenkija? Nepatinka tau ta šalis? Nepatinka. Kodėl? Nes iš ten daugiausia gabena maistą į mūsų Lietuvą. Nes jisai yra labai neskanus. Į Rusiją. Kodėl? Nes Putinas tenai. Ir Putinas nekramto gumos? Taip.
Gerbiama mokytoja, prašau įsijungti Google sistemą ir atsakyti man į klausimą tuoj pat. Iš Kinijos. Kodėl? Su neleistinais dažikliais. Kaip gaila, kad netgi Google negalėjo atsakyti į šį sunkų klausimą. Vis dėlto atsakymas skambėtų taip – į Singapūrą, nes ten žmonės labai nemėgsta šiukšlių. Kažkaip humoro jausmas nelabai mano. Supratau, o gal žinot, kodėl būtent negalima į tam tikrą šalį atsivežti kramtomosios gumos? Nu, gal už tai, kad žmonės turi ką veikti, nekramtyti. Supratau. Ką nors kitą veikia. Gerai. Ačiū. Sakau, kad Kazakstane. Kodėl? Nežinau, man taip atrodo. O dabar orai, kurie atskleis mūsų oruolių popamokinę veiklą. Orai! Nieko gero. Šalta. Kaip matome, esant tokiam geram orui, ne tik vaikučiai, bet ir jų tėveliai išlindo į lauką pasidžiaugti tokiu geru oru ir pasportuoti. Kaip jau anksčiau kalbėjau, skruzdėlytės labai, žinokit, greitai auga vaikučiai. Ir jos tokios didelės pasidaro, kad pradeda žaisti 10x10. Štai, prašau, kokie vaikučiai. Mažieji mūsų darbininkai. Šiandien švenčiame Tarptautinę Saulės dieną. Kaip žinome, gegužės 3 yra Aleksandro ir Kantvydės vardadieniai. Todėl mes, atrodo, turėtume atlikti savo ir visuomeniai didelę pareigą pasveikyti Aleksandrą Marchockį, buvusį mūsų žinių darbuotoją su jo vardadieniu. Aleksandrai. Šie pinigai tau. 500 pinigų į tavo studijų biudžetą. Ir dar nelietuviškų. Nelietuviškų pinigų. Daug didelis kursas. Užsienietiškų. 3,46. O dabar komercinis pasiūlymas. Jeigu norite parduoti mašiną, patikėkite ją oruoliui. Su jumis buvo Žiburio žinios. Noriu valgyti, žinota. Skanaus bus tau. Išsikepė ročkenį ir kibiną. Tai yra virėjo kepurė. Kieno? Afganistaniška virėjo kepurė. Na, netikiu.